Sveiki visi, šiandien mes su jumis pajungsim neoninį apšvietimą į salioną. Apačioj vairuotojo pusėje prie kojų, taip pat pas keleivį ir gale pas keleivius, irgi apačioje. Taip, kas mums bus reikalinga? Bus reikalingos va tokios neoninės juostos. Čia yra pačios pigiausios kinietiškos juostos. Vat, prie jų prilydyti laidai va tokie va, 25 cm dar. Štai va taip atrodo pakuotė. Taip, čia pažymėta, kad mėlynos spalvos. Po 30 cm ilgio. Šitos juostos taip pat atsparios ir vandeniui, galima ir iš lauko pusės irgi jas klijuot. Vat, made in China. Taip, kaina šitų juostų yra dvi va tokios va pakuotės, kainuoja 3 svarai. Tai va, dvi kainuoja 3 svarai. Taip, dabar laidų. Kiek mums laidų bus reikalinga, dar neaišku. Čia paskui gale paskaičiuosim, maždaug pasakysiu. Taip, dar mums bus reikalingas štai va toksai va 3 padėčių jungiklis. 3 padėčių dėl to, kad mes darysim lygiai taip pat, kad veiktų kaip ir viršutinis plafonas. Tai pavyzdžiui, mes galim bet kada įjungti, ane? Bet kada, kai mums reikia išjungti. Ir lygiai taip pat, kad veiktų nuo durelių, kada durelės, pavyzdžiui, atidaromos, užsidega apšvietimas. Taip, dar bus reikalingas štai va toksai va atjungėjas. Nu čia bagažiniai. Vat. Nu ir ką, tuoj pradėsim. Taip, nu ir pradedam mes nuo bagažinės. Priklijuojam štai lemputės mūsų, neonus čia. Klijuojasi labai lengvai. Anoj pusėje paprasčiausia nuimam popieriuką. Ten yra jau lipni juosta. Priklijuojam. Šitoj pusėje, šitoj pusėje. Sujungiam kontaktus, pliusą su pliusu, minusą su minusu. Lygiai taip pat va čia prijungsim prie šito, prie standartinio to šviestuvo. Čia irgi reikėtų sužinoti, kuris yra pliusas, kuris yra minusas. Nes jeigu mes sumaišysim pliusą su minusu, tai lemputės nedegs. Taip. Čia jungiam, aš pajungiau prie šito vat kontaktų, va čia kaip matosi tos plokštelės. Jos yra dvigubos. Paprasčiausiai išimam iš plasmasės, įkišam tarp šitų plokštelių kontaktą ir atgal įspaudžiam į plasmasę, labai gerai užsifiksuoja ir viskas. Taip, lygiai tas pats ir kitas kontaktas. Štai va ten, čia gal nesimato, bet va, pajungiam prie čia, karočiui pajungiam pliusą prie pliuso. Pliusas pas mus va mėlynas va šitas. Taip, nu ir štai va įjungiam. Štai dega mūsų neončikai. Šitą lemputę galima išimti. Vis tiek tada veiks, bet aš dar pakol kas palikau. Jeigu bus nereikalinga, tada išimsiu. Taip, nu ir dabar einam. Į salioną. Salione mums reikia štai pradėti nuo čia. Išimam šviestuvą, atjungiam vienu žodžiu šitą ir mums reikėtų
susirasti štai va šitos laidus. Geltonas su raudonom juostom iš abiejų pusių ir 2 mėlynais brūkšniais. Ir mėlynas su raudona irgi juosta ir 2 brūkšniukai. Vat, bet aš bandžiau ieškoti. Ir vat tenai vat šitoj pusėje, lygiai taip pat va čia, bet šitų laidų tenai nėra. Neradau, ne visuose automobiliuose. Vis dėlto eina iš apačios. Dėl to man teko išardyti štai va čia vat nuimti plastiką, visą atsukti šitas rankenas, nuimti čia plastiką tam, kad atlenkti biškį stogą apie 10-15 cm. Vat. Ir buvo pajungta štai maždaug va šitoj vietoj kažkur tai. Buvo pajungti tie kontaktai. Mėlynas va šitas yra pliusas, geltonas yra minusas. Kitas minusas eina į masę, yra pajungiamas štai va čia va su varžtu paprasčiausiai į kėbulą. 2 tie laidai, mėlynas ir geltonas, įsišakoja va šitoj vietoj. Geltonas eina į aną pusę, mėlynas į šitą pusę. Dėl to, kad neieškot jų kažkur tai va tenai ten paskui. O kitą gale aš pajungiau štai šitoj vietoj ir jie leidžiasi gražiai pas mus į apačią. Taip, dabar pažiūrėsim, kaip buvo priklijuoti neonai štai po sėdynėm. Štai va čia vat. Galima matyti per veidrodį, nes taip neišeina kameros užkišti. Tai va, irgi buvo priklijuoti prie metalo paprasčiausiai, prie sėdynės apačios. Kad eina ten per skylę. Nieko baisaus. Neonai tie labai lengvučiai yra. Štai va čia kita pusė. Biškį trukdo šitos vat juostos juodos. Medžiaginės jos laiko pamušalą štai sėdynės va. Nu gal paskui ką nors sugalvosiu. Taip, kitoj pusėje lygiai taip pat buvo pajungta, priklijuota. Štai va čia. Kontaktai išeina iš šitų neonų į šitą pusę, anų iš čia va. Čia jie sujungti buvo ir nuo jų paskui eina 2 laidai po kilimėlių, eina štai va tenai prie šitos vietos. Po kilimėlių prakišau štai naudojant va tokią va vielą. Prakišam vielą, pririšam laidus ir ištraukiam. Taip. Paskui štai šitoj pusėje vat pas mus nusileidžia štai pliusas, va šitas žalias su geltonu, minusas, va tas va juodas, va šitas va. Taip jie nusileidžia tenai, nuo galinių sėdinių, kur atėjo laidai, pliusas buvo dajungtas štai va su tokiu mėlynu. Nežinau net kaip jisai vadinasi. Toksai labai patogus dalykas, tuoj parodysiu, kaip jisai veikia. Štai va, jisai va taip pat atrodo. Labai gerai, jeigu mums reikėtų dasijungti, pavyzdžiui, prie laido kokio nors.
Tai mes paprasčiausia užmaunam ant to laido, prie kurio norima prisijungti. Paimam kitą laidą, įkišam į kitą skylę. Iki čia va. Nu čia jisai jau kiaurai neprakišamas, nes yra jau tokia va per tvarėlę tenai. Vat. Dėl to jisai įsikiša iki tiek va. Ir dabar paimam paprasčiausiai reples ir įspaudžiam štai šitą plokštelę iki galo. Ta plokštelė prapjauna tik tai izoliaciją, nepažeidžia pačio metalo vidurio laido. Vat. Ir labai lengvai nieko nereikia nei izoliuoti, nei nuiminėti izoliaciją, dar ką nors. Nu, va, tuoj paimsiu jį, išardysiu. Štai va, išardysiu aš jį, parodysiu. Štai va, jisai va taip va, tą plokštelę prapjauna. Tik tai izoliacija, to aš pabandysiu išimti. Štai vat. Matosi vat. Kaip jinai prapjovė tik tai izoliaciją pačią. Anoj pusėje va irgi. O pačių laidų tų neperpjauna. Dėl to, kad šonai nėra aštrus, yra va tokie va. Tai vat. Labai plonų laidų neišeina pajungti, aišku, jų yra įvairių ten dydžių, bet va tokie va laidai va. Šiaip jungiamas iki 3,6 mm su tokiu va. Vat irgi labai geras dalykas. Kaina jų 100 vienetų 4 svarai, man atrodo, kainuoja. Tai čia būtų kažkur 16 lietuviškų centų už vienetą. Tai vat, bet sutaupot labai laiką, nieko nereikia daryti, greit prisijungiama. Tai vat. Taip pat kontaktus izoliuojam štai pavyzdžiui su va tokia vat. Toksai šlangutė, ar kaip jinai, nežinau kaip vadinasi, va štai yra pirkti jų bėginiais metrais, kiek nori. Irgi geras dalykas, čia su žiebtuvėliu mes pakaitinam ir jinai paprasčiausia va, susitraukia ir izoliuoja labai gerai tą vietą, kur mes buvom, pavyzdžiui, sulitavę laidus arba šiaip sujungę. Tai vat. Nu, aišku, jeigu nėra tokių dalykų, naudojam izoliaciją paprastą. Viskas. Taip, dabar einam į priekį. Einam į priekį, dabar pažiūrėsim štai. Va čia, ieškojau laidų. Manau, kur ateina iš viršaus nuo stogo, bet čia nerasta jų. Lygiai taip pat buvo ieškota ir čia. Irgi jų čia nėra. Tai pradarysim biškį durelės. Ir taip, vienu žodžiu, nusileidžia mūsų laidai nuo viršaus. Geltonas su žaliu, tas yra pliusas. Vienas minusas ateina pas mus iš viršaus, tenai iš to
viršutinio jungiklio šviestuvo. Tai kitas minusas ateina iš po kilimėlio, iš galinių neonų. Pliusas. Minusas, ta prasme, šitas juodas. O pliusas galinių neonų buvo paprasčiausiai dajungtas čia va, šitoj vietoj, nes pliusas eina atskirai, jisai neis per jungiklį. Pas mus dėl to pliusas yra visą laiką pajungtas. Tai va, kad nevesti jo iki tenai, galima štai pasijungti čia. Taip, nu ir čia ateina pas mus štai 3 laidai iš tenai. Vienas minusas nuo viršaus, pliusas nuo viršaus ir vienas minusas nuo galinių neonų. Taip, trečias minusas, kuris ten buvo pajungtas viršutiniam šviestuvę į korpusą, ne, į kėbulą, štai pajungtas va čia va. Vat. Ir dabar pažiūrėsim. Štai vat jungiklis, vat, teko išpjauti čia tokią skylę, nes prie šitų vat nebuvo tuščių ten kažkokių nors, kai būna kitose automobilėse yra tuščių vietų, tokių kamščių, kur gali įpjauti kitą jungtuvą kokį nors. Nu čia teko va, išpjauti va tokią skylę. Vat. Ir dabar, reiškias, kontaktas, čia dabar nulinė padėtis, ne, kada neįjungtas jisai nei ten, nei ten. Tai vat, prie vidurinis kontaktas, tai yra visų minusų nuo galinių neonų ir nuo priekinių neonų minusai sueina į vidurinį kontaktą. Taip, dabar pliusas, kaip sakiau, visą laiką yra pajungtas. Nesumaišom pliusą su minusu būtinai, nes kitaip neonai nedegs. Vat. Ir dabar pirmos padėties, kad jisai pastovi pas mus degtų, ane? Čia šitas kontaktas viršutinis, čia eina kur iš viršaus. Nuo stogo, o apatinis kontaktas, štai va šitas čia, kuris veiks nuo durelių, kada mes atidarom dureles, įsijungia neonai. Jisai pajungtas nuo kėbulo, štai va šitoj vietoje. Taip, nu dabar pažiūrėsim, kaip buvo pajungti štai, nepajungti, bet pakabinti mūsų neonai. Štai šitą nuimsim. Čia, vat, kaip matot, tuštuma pilnai, dėl to teko va tokį aliumininį balkelį pritvirtinti. Štai šitoj pusėje jisai paprasčiausiai yra priklijuotas prie plasmasės su dviejų pusių lipnia juosta. O šitoj pusėje jisai užmautas ant plasmasinių, ten toksai plasmasinius štyrius toksai buvo, galima taip pasakyti. Tai va, ir paskui prie jo buvo priklijuota, nes kitaip nebuvo kaip padaryti. Va, laidai sujungti ir eina vieną pusę. Taip, dabar pažiūrėsim, kaip buvo pajungta štai čia. Nepajungta, bet priklijuota. Va, paprasčiausiai čia apačioj žemiau daiktaždėžės tos. Štai va toksai va plasmasinė juosta tokia. Labai gerai, vat. Ir prie jos tiesiai priklijavom ir viskas.
Taip, dabar dėl laidų. Kiek buvo sunaudota laidų, ne? Nu, tiksliai aš nežinau, bet kažkur tai apie 12-13 metrų. Kažkur tai 6 metrai buvo to žalio laido panaudota ir kažkur tai apie 6 metrų. Čia grubiai taip, aš tiksliai nežinau. Bet maždaug taip pat orientuokitės, kad pirkit kokius 15 metrų ir tikrai užteks. Taip, dabar, nes suprantu, kad tikrai nebus aišku, kaip kas pajungiama, ne, dėl to štai aš nupiešiau tokią vaikišką schemą. Nu čia, kaip suprantat, čia mūsų neonai, ne, čia galiniai, čia priekiniai. Pliusas yra raudonas, nusileidžia štai nuo stogo, pas mus pliusas sujungiamas pastoviai aplink jungiklį šitą. O jungiklis jungiamas, minusas, kaip sakiau, nuo visų neonų sueina į vidurinį nulinę tą padėtį, vidurinį kontaktą. Nuo kėbulo minusas eina į antrą padėtį ir minusas, kuris nusileidžia pas mus nuo stogo, eina į pirmą padėtį. Šiaip jūs, aišku, pliusą galima susirasti kur nors ir kitur gal pajungti. Nu, čia žiūrėkit, kaip jums išeina. Sakau, kai kuriuose automobiliuose eina štai šitoj vietoj. Tie laidai viršutiniai, pavyzdžiui, praeina arba vienoje arba kitoj pusėje. Aš ieškojau, tenai neradau, dėl to teko pasijungti viršui šičia. Taip, tokią schemą, tikiuosi, padės jums. Bus tikrai dabar aišku, kaip pajungti. Nu ir ką, dabar beliko sulaukti vakaro ir įsijungti mūsų neonus ir pažiūrėti, kaip tai atrodys tamsoje.